užduodu dažnai tą klausimą, ar jūs einate į rinkimus. Labai daug nusivylusių žmonių, kurie sako, aš tiek metų einu į rinkimus ir vis tiek išrinka tos pačius. O kiti sako atvirkščiai, neinu į rinkimus, jau nusivyliau. Tai tada aš jos užduodu jam klausimą, kelintą jūs einate į rinkimus. Jie sako, kažkur dienos metu einam iš ryto ten, sako, va jūs neteisingai darot. Jums reikia eiti vakare, paskutinį prieš valandą, prieš užsidarimą ir paaiškinu, kodėl taip reikia daryti. Nes kaip mes dirbom tada, stebėtojai aš dirbu, kokie rinkimai, prezidento rinkimai ir Europos parlamentaro rinkimai. Ir susidūriau su tokia paslaptim, kaip sakot, mes atskleidžiam, kaip jie klastojo tos balsus. Jie stebi, į kokią apylinkę daugiau žmonių sueina ir neatveža visus biuletenius. Pavyzdžiui, apylinkė yra 2000 žmonių, o jie atveža tik 1000 biuletenių. Ir po to 1000 dienos bėgėje jie daveža. Ką grįžtai pažeidžia rinkimų kodeksą, negalima, visi tie biuleteniai turėjo būti prieš atidarimą apylinkės. Tai kad nesudaryti jiems to klastojimo galimybės, kad jie negalėtų monitorinti situacijas, koks aktyvumas yra rinkimo dieną, aš siūlau būtent eiti vakare, kad jiem nesueitų tie skaičiukai. Aišku, jie kažkiek suklastos, nes jie žino, kiek maždaug ateina į rinkimus procentų. Šį kartą buvo 60%, man atrodo, aktyvumas. Tai jie primeta, kiek galima įmesti tų biuletenių, kiek suklastoti, kad laimėti rinkimus. Pas juos geri matematikai. Tai aš siūlau eiti vakare į būtent tiem žmonėm, kurie nebalsuoja niekada, dažnai nebalsuoja. Ta prasme, būna 10 metų nebalsuoja, 20 metų nebalsuoja. Už juos dažnai prabalsuota kažkas, nes buvo tokia atveju, aš buvau patyrę, net filmavau interviu, paėmė iš to žmogaus, jis atėjo į apylinkę ir sakė, aš gyvenu ten Kaišiadorių rajone, kuris sako, o dirbu Vilniui. Ir pas mane, aš atėjau balsuoti į Vilnių, man sakė, pas jūs jau prabalsavot pas save ten Kaišiadorių 12 valandą dienos. Tai pagal įstatymą, tas, kas prabalsavo paskutinis, tas balsas yra teisingas, o tas anuliuojamas. Tai tokiu atveju yra, ir jeigu jūs neįsite į rinkimus, tai jūs būtent sudarote galimybę už jūs prabalsuot negeriems žmonėms. Tai šitie žmonės tikrai turi eiti, ir jeigu jie eis, jie turi eiti būtent vakare, kad nematytų tą aktyvumą. Koks aktyvumas? Jeigu ateis 75%, o ne 60%, kai ateina kas, ne 52%, kai ateina dažniausiai 75% ateis rinkėjų ir prabalsuos už tinkamus žmonės, už savo žmonės, ne už, ta prasme, ne už konservatorių, nesvarbu už kokią partiją, bet, ta prasme, ne už sisteminę partiją, ne už parlamentinę. Tai yra didžiulė galimybė, kad tiesiog mes laimėsim ir jiem pritrūks tų procentų, tų skaičių, kai pas juos nesueis, o mūsų tikslas, nors 85, kad būtų, kaip aš supratau, Seimo narių, kurie galėtų priimti įstatymus. Pakanka 85, aš taip girdėjau. Konstitucinis. Taip, 85. Dabar jų yra 141, jeigu mes 85 vietos laimėsim, tos antisisteminės partijas, tai mes galėsim keisti įstatymus. Už tai aš visada rinkėjim, kai su jais susitinku, motyvuoju, kad jie ateitų balsuoti. Ir būtent, kad vakare būtų, kad nematytų koks aktyvumas, kad būtų jiems surprizas ir neapskaičiuoti balsai. Tai toks mano kaip pasiūlymas, apie ką aš kalbu su rinkėjais, kai sutinku su jais, pavyzdžiui, dalinu laikraštukus ar šiaip bendrauju, jie mane patys pagauna. O kaip jums ten sekasi? Sakau, tai aš jums galiu papasakot, bet kad iš to, jūs ateikit pas mus, padėkit mums ten, pavyzdžiui, laikraštukus padalinti, pinigais. Visi nori žinoti, sėdėdami namie, kaip mums sekasi. Tai palaikykit mus. Čiagi ne žiūrovai. Ką dabar darasi, prieš mane kalbėjo Žilvinas Razminas. Jis sako, kad kokie planai pas juos, nusiųs mūsų karus, kandidatūros jau įkurtos, jie jau ruošiasi, jiems tik reikia dabar įgaliojimo naujos valdžios, kad jie galėtų įgyvendinti tos planus. Ir jeigu tie žmonės, kurie neina į rinkimus, neis į toliau, tai tiesiog, kaip sakot, sušyti suharikį, eisit visi kariauti. Tai siūlau pabandyti dar kartą prabalsuoti, tegul būna, jūs netikit, kad mes laimėsim, daleiskim, ne? Mažas tas jūsų tikėjimas, bet jūs galėsit savo po to pasakyti, kad jūs padarėt viską, ką galėjot. Tai ačiū.